Sveiki gyvi, čia laida apie žūklę. Nors kai kurių Lietuvos regionų žvejai skundžiasi, kad ledo nėra arba jis labai pavojingas, tačiau Dzūkijoje mes jo radome į valias. Dabar trumpai apie tai, ką matysite šiandien. Šiandien laidoje apie žūklę kalbėsime apie vieną seniausių dirbtinių masalų – blizgę ir poledinį blizgiavimą. Nors parduotuvėse galima rasti įvairiausių šiuolaikinių polediniai žūklei skirtų vilioklių, tačiau teisingai dirbant, blizgutė niekuo jiems nenusileidžia ir tai liudija efektingo dydžio laimikiai. Kalbant apie blizgės, tai jų prigalvota tikrai didelė įvairovė dydžių, formų ir taip kaip žvejojant vasarą, taip ir žiemą jų savo dėžutėje reikia turėti bent keletą variantų. Kokias bazinės žinias reikia susidėti į galvą, kad poledinė žūklė blizgute būtų rezultatyvi, papasakosime netrukus po reklaminės pertraukos. Likite su mūsų kanalu. Elektroninė parduotuvė save gerbiančiam žvejui. Spiningavimas.lt. Japonų pasididžiavimas Valai Varivas – tai aukščiausia kokybė sukurta rimčiausioms dvikovoms. Slaptas spiningautojo ginklas. Pasaulyje pripažinti masalai Bait Breath ir spalvingos SV mikrovartiklės. Sužinok daugiau. Angleris.lt. Čia laida apie žūklę. Kai tik žmonija atrado metalą, tai žvejys iš jo pasigamino pirmąją blizgę. Tai vienas seniausių masalų, kuris savo efektyvumo neprarado ir šiandien. Šiandien laidą skirsime būtent polediniam blizgiavimui. Ši žiema, bent jau ten, kur yra ledas, išties dėkinga žvejams, kurie nemėgsta lūkuriuoti vienam taške, o mėgsta eiti, gręžti daug ekečių ir ieškoti žuvies su spiningėliu. Mat ledas dabar vidutinio storio ir mojuoti grąžtu yra net taip sunku fiziškai. Šiuo metu daug kas išpažįsta švytuoklės, liaudyje vadinamo balansyro kultą, tačiau mes šiandien pakalbėsime apie senas geras blizgutes. Teisingai dirbant, tiek švytuoklė, tiek blizgutė gali atnešti gerų rezultatų. Ir kaip visada, tai reikia žinoti, kaip su tuo masalu elgtis, kad spiningėlių užlenktų solidaus dydžio žuvis. Pirmas įrankis, kurį naudoju atvažiavęs ant ledo žvejot, pirmiausia ryte, tai yra ne meškerė, o visų pirma grąžtas. Ir labai svarbu yra prisigręžti iš karto, bent 10 ekečių. Jeigu ežeras žinomas, net ir tuomet, o jei nežinomas, tai tuo labiau, gręžim įvairiai eketės, tokia kryžiaus forma, sakykime, ar ne, išilgai, skersai ir po to žvejodami mes matysime, koks yra dugno skirtumas reljefo ir kur tie ešeriai gali būti. Ar jie yra kažkur tai sekliau, ar jie yra ant šlaitelio, ar kažkur tai jau nuėję į gilumą. Žodžiu, tai yra labai svarbu. Beje, jeigu maždaug žinome dugno reljefą, tai daug ekečių gręžti ir nereikėtų. 10, manau, būtų pats tas. Nes, jeigu radome čia žuvį, pabandėme, čia yra judesys, yra kibimas, tai, 5-10 metrų atstumas yra galbūt tas, kokiu reikėtų kitas eketis jau aplinkui gręžti, ieškant žuvies. Nes jeigu prisigręšime be reikalo ekečių daug iš pačio ryto, nežinodami, kur ta žuvis yra, tiesiog prarasime daug laiko, daug energijos, sukaisime ir jau, žūklė gali prarasti tą savo malonumą. Ir dar vienas yra svarbus dalykas, kad gręžiant eketis reikia kuo mažiau triukšmauti. Kad gelmė čia yra didelė, sakykime, 10-12 metrų, kai kur 14 metrų, bet vis tik po ledu yra tyla. Ir didelis ešerys labai reaguoja į įvairius triukšmus, ypatingai netikėtus triukšmus. Būna taip, kad, sakykime, saulėta diena pradeda pokšėti ledas ir iš karto pamatai, kad kibimas buvęs ryte nustoja. Reiškia, tai yra svarbu, jie reaguoja iš tus garsus ir ką norėjau pasakyti, kad štai išgręžėm eketę ir užtenka vieną kartą pratraukti,
tyliai, grąžtu, viskas, to užtenka, jeigu ir liko ten eketėje kažkokių tai drožlių, nieko baisaus, blizgiaujant, jos netrukdo skirtingai negu žvejojant avižėle. O seklesnėse vietose verta tą eketėlę iš karto šitaip užstumdyti, nes po vandeniu vis tik yra tam tikras apšvietimas ir saulė šviesdama per eketę gali sudaryti tą vadinamą šviesos plėmą ir žuvis gali jo baidytis. Nors kartais būna ir atvirkščiai, kad blizgė žaidžia tame plėme ir dar labiau vilioja žuvį. Čia yra sunku pasakyti, eksperimento reikalas, tačiau patirtis rodo, kad jeigu eketę šiek tiek užtamsinsime, tai bus tik geriau, o ne blogiau. Gerai pasimankštinus su grąžtu, ateina laikas įkalbinti žuvį, griebti jūsų masalą. Poledinis blizgiavimas turi panašumų su žūklė švytuoklėmis, tačiau keletas svarbių skirtumų yra. Jų neįvertinus, žūklė blizgute gali būti nesėkminga. Ciklas to judėjimo švytuoklės yra gerokai ilgesnis. Švytuoklė piešia tokią aštuoniukę ir ilgiau po to sustojus dar jinai atlieka kažkokį veiksmą. Blizgė ne. Blizgė labai greitai sustoja ir jos veiksmas yra labai trumpas, ypatingai didesniuose gyliuose. Nes yra padarytas ir filmuotas ir eksperimentas nufilmuota, kad vis tik bet kuri blizgė dirba teisingai. Blizgė dirba tik iki maždaug 4 metrų gelmės. Giliau jau blizgė pradeda nedirbti, nes ją veikia vandens slėgis ir ji, praktiškai atlieka labai nedaug judesių ir todėl ta technika turėtų būti tokia, šiek tiek subtilesnė, neužtenka tiesiog pakelti ir nuleisti blizgę. Nors vienos blizgės dirba keliant, daro judesį, kitos blizgės būtent krisdamos jos atlieka savo, tokius savitus judesius. Kiekviena blizgės forma, kiekviena struktūra atlieka savo individualius judesius. Bet apie tai mes daug nekalbėsime, tiesiog čia kiekvienas žvejas turi susirasti blizgę, kuri jam patinka, kuri limpa, sakykime, prie rankos, kuri yra jam kibita blizgė, nors iš esmės tai blizgė yra toks masalas, kuriuo reikia irgi įtikėti, taip kaip bet kuriuo kitų masalų. Jeigu aš įtikėjau šią blizgę ir žinau, kad ji veikia, aš žinau, kaip su ją dirbti reikia, reiškia, aš su ją sužvejosiu. Tai štai, pratęskim apie techniką. Technika yra tokia, mano technika. Žinoma, kiekvienas žvejas galbūt naudoja kitokią ir gali su manim ginčytis, tačiau vis tik viskas priklauso nuo rezultato. Bet esmė yra maždaug tokia. Susirandu dugną, štai dugnas yra, pabeldžiu į dugną kelis kartus, padarau tokį dumblo debesėlį ir po to kilst ir jau pakabinu blizgę maždaug 15 cm virš dugno. Visuomet taip darau, tai yra pirminis toks veiksmas. Ir viskas. Ir, kaip ir sakiau, balansyru, jeigu darome ilgesnės pauzės, tai blizgė, pauzės yra trumpos, nes blizgė labai greitai sustoja, jos tie svyravimai nustoja ir tuoj pat jinai kabo. Ir nereikia laikyti jos ilgai pakabintos. Nieko iš to nebus, nes ešerys reaguoja būtent į judesį, į blizgės judesį. Ir dar yra svarbu, kad išlaikyti šiokį tokį tempą, žodžiu, kaip muzikoje, bum, bum. Svarbiausia, kad visą laiką blizgė grįžtų į tą pačią padėtį, nes ešerys galbūt stovi, jisai mato tą masalą, jis kažkuo nepasitikė dar visai, bet jinai jam vis palei nosį pasikabina, sujuda ir jis anksčiau ir vėliau ją atakuoja, bando paragauti. Netgi mažas ešerys, jis ima kabliuką trišakį irgi ragauja, kas ten yra. Tai va, pakilnoju maždaug 15-20 kartų, ešerys nelydeka, 5 pakėlimų ar 10 pakėlimų tikrai neužtenka. Dar labai svarbu, kaip tą blizgę pakelti. Jeigu lėtai pakelsime, blizgė nedirbs, jeigu lėtai leisime, nedirbs. Reikia blizgę išmesti mostu ir leisti jai laisvai planiruoti. Būtent tuomet atsiskleidžia visos gerosios darbinės blizgės savybės. Na štai, 10-15 kartų pakilnojom, jei kibimo nepastebėjom, prisilietimo, nes ešerys tiesiog kartais prisiliet, mes matom, kad jis yra patyręs blizgiautojas, jaučia, kad ešerys ten yra, nes sargelis tik truputį virtelna, ešerys gal tik truktelna švelniai, žodžiu, bandydamas
tyrinėdamas tą masalą, žodžiu, ir aš matau, kad jis ten yra. Ir jau tada reikia pradėti dirbti kitaip. Dažniausiai vis tik ešerį mažiau aktyvą, ešerį lengva suvilioti pakeitus darbo stilių. Tai žodžiu, pakilnojau, nekibo. Ir tada darau šitai. 1, 2, be jokio sustojimo, 3, 4, 5 kartai ir vėl pakabinu blizgiai tą pačią vietą. Ir tuomet ešerys, na, jisai tiesiog kažkas pasikeičia, jo sąmonėje matytis gali atakuoti. Dažnai būna kibimai būtent tokiu momentu. Vėlgi, jeigu ne, reikia išbandyti visus horizontus aukščio. Kartais būna žuvis pakilusi aukščiau, nors tokie blizgiai yra gana didelis ir efektyvus masalas ir jisai suvilioja, na, ešerį iš visų horizontų, jis prikviečia toks masalas žuvį, net aktyvesnę žuvį, aktyvesnį ešerį pakviečia iš toliau. Per 10-15 metrų ešerys nepatingi priplaukti prie masalo ir pasižiūrėti, kas ten yra. Nu ir žinoma, jeigu mūsų darbas tinka blizgia, jis be abejo nesusilaikys ir atakuos masalą. Tai va taip yra. Žinoma, tų darbo technikų yra įvairiausių, bet aš naudoju šitą pačią paprasčiausią, pačią elementariausią ir labai dažnai pasiteisina. Kiek reikėtų laiko skirti vienai eketei, čia vėlgi labai įdomus klausimas. Jeigu žuvis labai aktyvi, ešerys aktyvus, jis gali atsilipti po 4, 5, 6 pakėlimų masalo, o jeigu žuvis neaktyvi, gali reikėti kitaip praleisti ir 5 minutės. Tačiau ilgiau nereikia. Jeigu mes nepastebėjome prisilietimų prie masalo, tiesiog, na, reiktų aktyviau ieškoti tos vietos, kur žuvies yra ir kur ji domisi masalu. Nes tiesiog laiko veltui leisti nereikia. Vėlgi, vat, pakilnoju, žuvies nėra, prisilietimų nėra, viskas, keliauju į kitą eketę. Šį kartą ant ledo žvejiška laimė vaikščiojo kartu su mumis. Blizgutės magija apdūmė ešeriams akis ir į paviršių traukėme solidaus dydžio kuprius. Kaip krepšininkams atsiriša krepšys, taip mums atsirišo kelios eketės, kuriuose radome ešerių tarp 2 ir 800 gramų svorio, nors į tarpą didoką blizgutę atakavo vos šiek tiek didesni ešeriukai už ją pačią. Blizgė būtent leidžia tarptų mažų ešerių, kurie irgi atakuoja blizgės kabliuką, galima, na, selekcinti, taip atrinkti didelius ešerius. Vis tik yra ir didelių tarptų mažų ir jie aktyviai atakuoja. Arba kartais būna, kad ir lydeka atakuoja tą masalą, blizgę, bet vat, būtent ji surenka aplinkui save, pritraukia dėmesį į blizgę ir... O! Ir vat, būtent pritraukia dėmesį kaip tik vat, tokių ešerių, didelių. Ten yra mažųjų, yra didesnių, yra visokios kitos žuvies, nes blizgė tai yra dėmesio traukos toks centras, sakykime. Ji juda, ji dirba, ji blizga. Ir štai, jeigu pasiseks, o dažniausiai, jeigu įdedi daug pastangų, tai ir pasiseka, štai galima sumedžioti tokį, ar galbūt dar net didesnį egzempliorių. Hop, o, tik įleidau ir dar vienas kibimas, dar ešerys. Kaip ir sakiau, jų stovi būrelis, juos tiesiog reikia žvejoti. Aišku, šį kartą ne tokio dydžio, tačiau tarptų mažųjų tikrai yra ir didelių. Žinoma, jie gerokai gudresni, jie yra čia vandens telkinio profesoriai vadinami. Juos sužvejoti, na, gerokai sunku, vis tik tai jie yra nuo štai tokio mažojo, gal dar mažesnio išvengia daug žvejų pinklių, todėl, na, gudrus, pakankamai gudrus, kad išvengtų mūsų, bet, na, teisingai dirbant masalų, teisingai pasirinkus vietą, tikrai galima tokį sužvejoti. Nu štai, vėl skubiai leidžiu masalą į dugną ir vėl dirbu. Dar vienas yra, tas irgi toks nelabai mažas. Vat būtent blizgės privalumas yra tas, kad galbūt yra vėželė sužvejočiau čia ešerių, bet viskas vyksta daug greičiau blizgė. Va, štai jisai. Daug greičiau ištraukiu ešerį, daug greičiau vėl įmerkiu masalą ir ešeriai nespėja, na, tiesiog atsigauti nuo streso, galbūt, sakykime, kol vienas pabėga netikėtai. Dar vienas. Ir čia ta vadinama greičiausiai auksinė eketėlė. Taip žvejai vadina auksinė eketė, kur radai, kažkokia yra tinkama vieta ešeriams, jie ten
nebaisiai didelis, bet tai vis tik rezultatas. Tad, kalbant apie auksinę eketę, būtent eini, grėži, kai kur sužvėjoji 1, 2, aišku, kai kur ir nieko, bet štai randi tokią eketę, kur matomai dėl kažkokių priežasčių tie ešeriai yra, ten susibūriavę, galbūt yra koks kliuvinys netoliese ir blizgė juos suviliojo ir štai rezultatas, auksinė eketė, auksinis rezultatas. Žvejojant blizgute po ledu, neįmanoma išvengti ir lydekos atakų. Meškeriotojo laimiai valo ji nenukanda tik tuomet, jei blizgutės nespėja įryti giliai. Kadangi ešerių žūklėje blizgute plieninis pavadėlis nenaudojamas, mat jis pablogina masalo darbą, tuomet belieka arba viltis geriausio scenarijaus, arba imtis šiokių tokių gudrybių, apie kurias papasakosime netrukus. Beje, kalbant apie kibimą, tai lydeka atakuoja labai staigiai. Nuleidai blizgę, tik kilstelėjai ir bum, praktiškai 2, 3 pakėlimas ir kibimas. O ešerį reikia, kaip sako liaudyje, išnervuoti. O lydekų žvejyba visai kitokia. Tačiau lydekų žvejybą galim užmiršti, nes jau nuo vasario mėnesio 1 dienos jie žvejoti tiesiog draudžiama yra iki sezono pradžios gegužės mėnesį ir jas užmirškime. Palikime visą žūklės malonumą tiesiog ešeriams. Jei paklaustumėte, kokia blizgė yra geriausia, atsakymo ko gero nesužinosite niekada. Kiekvienas vandens telkinys turi savų kaprizų ir visada pravartu pakalbinti vietinį žveją arba bent pasižiūrėti, kuo jis gaudo. Juk ne šiaip sau vietinis meškeriotojas naudoja kažkokią spalvą, dydį ar masalo formą. Žinoma, aklai pasitikėti tokia informacija nebūtina. Kas žino, gal tas žvejas turi tik vieną masalą ir, kaip sakoma, iš bėdos gaudo tuo, kas yra. Kalbant apie blizgės, tai jų prigalvota tikrai didelė įvairovė, dydžių, formų ir taip kaip žvejojant vasarą, taip ir žiemą jų savo dėžutėje reikia turėti bent keletą variantų. Mažesnės blizgutės yra skirtos žvejoti mažesniuose gyliuose, nors kartais žvejai, naudodami labai ploną valą, žvejoja ir gana giliai naudodami štai visai tokias mažas blizgutės. Arba būna didesnės skirtos dideliems gyliams, lydekoms, ešeriams, bet specializacijos tokios kaip nėra, kad būtų tai blizgė ešeriui arba lydekai. Galbūt daugiau jos konstrukcinės ypatybės apsprendžia tai, ar jinai skirta lydekai. Kaip štai ši blizgė, sakykime, ji yra įklijuotais kabliais, ji tikrai yra daugiau skirta būtent lydekų žūklei. Nors nesakau, kad įklijuotais kabliais netinka ešeriui, tinka, bet vis tik ešeriui labiau tinka masalai, blizgės, kurios yra kai kurios net, su tokiais visai kabančiais kabliukais ant grandinėlės pakabintais. Arba tiesiog trišakiukais pervertais per žiedelį, kad jie judėtų, nes būtent čia yra atakos taškas ešeriui. Jeigu čia yra kažkokia tai spalvelė, raudonas kažkoks kembrikiukas, arba to dirbtinio uodo trukro lervos gabaliuką uždedam dirbtinę, kad kažkas tai būtų, kažkas tai šviestų, kažkas būtų raudona ir tada ešerys atakuos. Arba būna štai jau pagaminti tokie štai trišakiukai kabliukai iš karto su fosforiniais tokiais lašeliais užlietais ir netgi kai kuriais kryjuotais tokiais kristalais. Masalų žieminių blizgių dydžio bijoti neverta. Tokio dydžio štai masalą blizgę gali atakuoti lygiai tokio pačio dydžio ešeriukas, nes jis atakuoja ne kūną blizgės, jis atakuoja štai šį atakos tašką, kabantį trišakiuką ir apžioja visą. Ir regis ištraukia, galvoju, tikrai jis tokio natūralaus masalo neapžiotų, bet jis atakuoja. Ir didelis ešerys be jokių problemų gali atakuoti mažąją blizgę. Čia tikrai, kažkokio tokio konkretumo tikrai nėra, kad būtent naudoti didelę arba mažą blizgę. Sportininkai naudoja dažnai žvejodami plonų valų, tokiamis meškerėlėmis kaip balalaikos, tik ilgesniais koteliais, žvejoja būtent naudojami mažas blizges ir gana dideliuose gyliuose ir sėkmingai žvejoja didelius ešerius. O paprasti spiningautojai, tokie kaip aš, žieminiai spiningautojai, naudojam didesnės blizgės, storesnį valą ir man labiau patinka, kai aš matau, kaip blizgė dirba didesnėme gylyje. Kalbant apie žieminio meškerikočio svarbą, kiekvienas žvejas ko gero turi savo nuomonę. Šiuo atveju mes žvejojame ilgu spiningėliu, kuris, nevarginant rankos, trumpais riešo judesiais leidžia lengvai išmesti blizgę, leidžia lengvai pasiekti 2-3 metrus virš dugno, masalu dirbant skirtinguose gylio diapazonuose. Spiningėlio kietumas beje irgi turi didelę reikšmę.
lydekų žūklei švytuoklėmis ir ešerių žūklei, blizgėmis, aš naudoju tą patį įrankį. Tai beveik metro ilgio gana kietas spiningėlis, kietas, bet elastingas spiningėlis su metaliniu sargeliu. Sargelis reikalingas tam būtent ešeriaujant, kad pastebėtum tą atsargų prisilietimą prie masalo, net žuvis gal neprisiliečia, tik pūstelna masalą. Ir aš jau pastebiu, kad kažkas ten yra, kad sargelis suveikia. Galima būtų be sargelio žvejoti, bet, kietas meškerikotis to neparodytų. Kodėl kietas meškerikotis? Daugelis žvejų naudoja spiningaudami minkštus meškerikočius, man jie nepatinka. Kodėl? Aš esu matęs, kaip žvejoja seni labai žvejai, seneliai ant ežero, kurie atsineša paprasčiausią lentelę su suvyniotu valu. Ir viskas, daugiau nieko. Nuviniojo valą, nuleido blizgę ir žvėjo. Pakirtimas. Esmė yra pakirtimas. Ešerio lūpa viršų yra labai kieta. Ir jeigu mes neprakirsime tos lūpos, ko nepadarysime su plonu, su elastingu labai valu, to nepadarysime ir su didelėme gylyje, su minkštais kotais. Minkštas kotas to neleis padaryti ir ešerys tiesiog gali lengvai įspjauti, atsikratyti, ypatingai didelis ešerys, kuris stipriai priešinasi, stipriai krato galvą. Čia yra problema. Jeigu turime kietą įrankį, kietas fluorokarboninis aukštos kokybės japoniškas valas, baršt gerai ir ešerys užsikirta, jau jis niekur nedings. Žvejodamas blizgė po ledu, aš naudoju fluorokarboninį valą. Ir kaip čia, štai kietų spiningėlių žvejodamas didesniuose gyliuose, didesnė blizgė, aš naudoju 25-šimtųjų fluorokarboninį japonišką aukštos kokybės valą. Tai yra labai svarbu, vien dėl to, kad, fluorokarbonas jau vien dėl to, kad lydeka netaip greitai nukanda tą valą. Nes, neretas atvejais, kai griebia blizgę lydeka, lygiai taip pat kaip ir ešerys, ir, atsisveikint gali su tikrai kibiu masalu. Dar yra vienas fluorokarbono, viena paskirtis fluorokarbono, tai vat kaip naudojamas yra tas vadinamas šok lyderis, pavadėlis. Jeigu aš žvejoju, sakykime, blizgute, maža blizgutė ir kartais irgi naudoju ploną pagrindinį valą, maždaug 10 milimetrų. Tai vis tik patį pavadėlį aš naudoju iš fluorokarbono 20, 23, 24 milimetrų storio, nes vėlgi tam tikslui, kad nenukastų jo lydeka. O ešerys jo nemato, jo nepastebi, nes jisai sąlyginai po vandeniu yra nepastebimas. O jeigu naudosime plieninį pavadėlį, net ir labai ploną plieninį pavadėlį, patikėkit manim, kibimų, ešerinių kibimų yra daug mažiau. Žinoma, lydekai tai nemotais. Jei ar pavadėlis yra plieninis, ar nėra, jokio skirtumo. Ešerys reaguoja labai, ypatingai didelis ešerys. Kaip matote, dar senolio atrasta blizgė ir šiandien neprarado savo žavesio ir efektyvumo ir nei kiek nenusileidžia šiuolaikiniams masalams. Toliau laidoje trofėjinio laimikio konkursas. Trofėjinio laimikio konkursas – tai vieta, kurioje efektinga žuvis gali virsti vertingu prizu. Jei sugavai kažką didelio, siųsk mums laimikio nuotraukas ar vaizdo įrašus elektroniniu paštu apiezūklė@gmail.com. Būtinai įrašyk žuvies svorį bei ilgį, papasakok, kur ir ką jis tvėrė. Kiekvieną savaitę išrinksime vieną konkurso laimėtoją, kuriam mūsų laidos draugai žūklės reikmenys fanatikai.lt padovanos vertingus prizus. Nors ir nedaug, bet šią savaitę mus pasiekė keletas įdomių nuotraukų. Lietuvos žvejų fronte kol kas nieko nauja, tačiau pasidžiaugti turime kuo. Šį kartą nugalėtojus skelbėme Valentiną Remeiką, sugavusį tikrai didelį 2 kg 360 gramų svėrusį ešerį. 53 cm ilgio klumpė griebė švytuoklę Juodųjų Lakajų ežere. Sveikiname Valentiną, jam atitenka mūsų draugų fanatikai.lt įsteigtas prizas. Atminkite, jei ir jums pavyko sužvejoti kažką įspūdingo, mes visada laukiame laimikių nuotraukų ar vaizdo įrašų. Sveikiname šios savaitės trofėjinio laimikio konkurso nugalėtoją ir šiandien viskas. Susitiksime, kaip visada, lygiai po savaitės. Ate?
Elektroninė parduotuvė save gerbiančiam žvejui. Spiningavimas.lt. Japonų pasididžiavimas Valai Varivas tai aukščiausia kokybė sukurta rimčiausioms dvikovoms. Slaptas spiningautojo ginklas, pasaulyje pripažinti masalai Bait Breath ir spalvingos SV mikrovartiklės. Sužinok daugiau angleris.lt.